Šiandien laidoje taip pat kalbame su vaikinu, kuris motociklą valdo geriau nei bet kuris kitas plieninio žirgo raitelis. Tai stunt rideris Arūnas Gibieža, žiemos sezono nepraleidęs veltui, o skyrė sunkiam darbui ir treniruotėms. Arūnas Gibieža vykusiame Rytų Europos stunt ridingo čempionate laimėjo pirmąją vietą. Pradėjau nuo važinėti dviratę transporto priemonę, pradėjau nuo 11 metų. O stunt ridingu užsiminėti triukais, akrobatiniu važiavimu nuo 18. Ir pasiekimai? Pasiekimai dabar grįžau iš Rusijos, prieš porą savaičių pirmą vietą paėmiau Sankt Peterburge Rytų Europos čempionate. Pernai Pabaltijoje pirmas buvau. Europos čempionate gavausi 14, bet dabar bus, manau, daug geriau. Geri rezultatai. Varžybose iš viso dalyvavo 10 sportininkų. Viskas prasidėjo nuo kvalifikacijos, kurią sudarė stopį, nuvažiavimas nuo priekinio rato, driftas aplink kliūtis, aštuoniuke ir slow wheeliai kuo lėčiau nuvažiuoti ant galinio rato rungtys. Arūnas kvalifikacijoje išsiveržė į priekį ir surinko daugiausia taškų iš visų dalyvių. Antroje vietoje liko latvis Janis Rozitis. Vėliau sekė laisvo važiavimo stiliaus dalis, joje Arūnas visus sužavėjo savo įspūdingą programą ir surinkęs maksimalų taškų skaičių laimėjo pirmąją vietą. Tačiau sureikšminti pergalės ir nuvertinti konkurentų Arūnas nebuvo linkęs ir tvirtino, kad Europoje gana nemažai patyrusių stunt riderių. Buvo, tiesą sakant, dabar jau jas viskas pasilpnėjo, kol kas to lygių varžovų labai nėra. Visi silpnesni Lietuvoje. Jie vyresni, jaunesni? Vyresni. Aš jauniausias gaunasi toks, kuris dažnai važinėja, užsiema, dalyvauja visur jauniausias. Arūnas teigia, kad visomis jėgomis sieks pakilti į dar aukštesnį lygį, tokį, kuriuo iki šiol pasigirti negalėjo nei vienas lietuvis. Siekiai mano svajonė pačio ir manau realus visai dalykas tapti pasaulio čempionu šitos šakos. Reikia treniruotis, noro, darbo įdėti, aišku, pastangų, jėgų, sveikatos daug. Laiko ir viskas įmanoma. Kitose laidose Arūnas prižadėjo ne tik plačiau papasakoti apie savo pomėgį, bet ir jaunus motociklininkus supažindinti su plieninio žirgo sutramdymo gudrybėmis.